Sveiki, čia yra Lukas iš Riedis LT ir šiandien noriu pristatyti atnaujintą One Mile Scramble S modelį. Taip pat turime pasiūlyti ir One Mile Scramble V modelį, kuris yra su tiesiu remu. Tai yra mano mėgstamiausias produktas, aš pats jį vairuoju 3 metus. Aukščiausios kokybės komponentai, labai įsigilinęs į proceso ir kokybės elementus kūrėjas iš Prancūzijos, kurį pažįstame asmeniškai ir galime jums pasiūlyti šiuos elektrinius dviračius. Pirmą kartą, kai pamačiau One Mile Scramble prieš 3 metus ir jį įsigijau asmeniniam naudojimui, mane nustebino labai kokybiški elementai, Shimano gera altų sistema, NAD hidrauliniai stabdžiai, komplekte veidrodėlis, įspūdinga amortizacija. Na, o čia yra atnaujintas modelis, kuris turi didesnę 19,2 ampervalandžių arba 1000 vatvalandžių bateriją, kuri leis veikti iki 80 km. Taip pat gamintojai atnaujino galinius amortizatorius, dabar jau jie yra hidrauliniai, tad važiavimas yra ženkliai malonesnis. Taip pat gamintojai instaliavo posūkio žibintus tiek priekyje, tiek gale, ko nebuvo anksčiau. Taigi One Mile Scramble leis įveikti visus iššūkius. Važiuoti per miestą, per mišką, per smėlį ir taip toliau. Galios tikrai užteks, kadangi yra variklis 850 vatų. Na, o atnaujintas displejus leis nusireguliuoti įvairius nustatymus, ko nebuvo anksčiau. Startavimo galingumą, švelnumą, stiprumą ir daugybę kitų nustatymų. Taigi One Mile Scramble yra viskas, ko reikia. Taigi gamintojai One Mile išleis dar naujienų, pasiūlysime mes jums pirmieji. Bus ir lengvas dviratis, ir dar panašesnis į motociklą dviratis. Na, o savo ruožtų noriu dar pažymėti, kad yra ypatingai patogios rankenos, kas neleis pavargti vairuojant. Yra bagažinė, kurioje galėsite prisitvirtinti savo daiktus. Na ir atnaujintos 4 colių pločio, 20 colių aukščio CST gamintojo padangos. Taigi visą šitą jūs galite apžiūrėti Riedis LT salone, Kalvarijų gatvėje 269 Vilnius. Atvykite, išbandykite ir jeigu jums patinka tokia produkto išvaizda, tokia nemaža galia, aš beveik nebejoju, kad jūs jį įsigysite. Na, o dabar važiuokime ir patirkime pirmuosius įspūdžius su atnaujintu One Mile Scramble elektriniu dviračiu. Taigi, pirmą įjungiame bateriją, tuomet įjungiame ekranėlį, trečią bėgį, posūkius. Varinį galima išjungti, lempos įjungtas, šalmas uždėtas, taigi saugiai pasiruošę važiuoti. Nemaža įkalnė, žolė, pažiūrėsime. Jokių problemų su akceleratorium, tik tai dabar važiuoju, dabar jau minu. Wow, kokia pagalba, tikrai galingesnis šiek tiek variklis, atnaujintas, jaučiasi. Na, patinka galiniai amortizatoriai dabar tikrai atnaujinti, teks ir man pasikeisti iš seno modelio į naujo. Priekiniai tokie patys, reguliuojami hidrauliniai amortizatoriai ir taip jie buvo ypatingai kokybiški ir geri. Wow! Didžiulis malonumas yra vairuoti šį One Mile Scramble dviratį. Jokio, ta prasme, galima važiuoti per trinkeles, per bortus, tiesiog, užlipi per bortą, nuvažiuoji nuo borto, tiesiog kaip su geru automobiliu, amortizacija labai minkšta ir viską suvalgo, tu net nepašoki, važiuodamas net ant šaligatvio borto. Sunkiai suvokiama, kodėl kiti gamintojai neinstaliuoja į produkto dėžę, neįdeda veidrodėlių, reikia jos pirkti atskirai. Čia jau veidrodėlis yra ir minam į kalną. Štai, minam į kalną. 30 km/h, 33 į kalną. Jokių pastangų, jeigu biškį pastangų įdedam daugiau, į kalną pasiekiam 40 km/h greitį. Galim pašokinėti, atsistoja. Vienas malonumas važiuoti ir kai baterija yra ženkliai didesnė nei senesnio modelio, tai jau galima ir didesnius atstumus susiplanuoti. Didelis efektyvumas, hidrauliniai stabdžiai, padangos dar visiškai naujos, skleidžia naujų padangų gumos garsus, neprasivažiavusios. Net nežinau,
Aš asmeniškai nieko daugiau nenoriu. Siemi One Mile Scramble ir važiuoji į miškus, į ežerus, į upes ir pamatyti visokių gražių vaizdų. Nuostabu. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Na, o aš tikrai savo ruožtu kviečiu užsukti ir išbandyti šį tikrai kokybišką daiktą. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.